psichoterapeutai nedalina patarimų, žinot. Paskaitos yra vienintelė vieta, kur aš galiu žarstytis patarimais į kairę į dešinę. Papildo tą mano neišpildytą tokią susikaupusią kažkokią tai vietą, kur kabinete aš negaliu niekam nieko patarti, o čia galiu. Ir galiu patarti ir svarbiausia, kad jokios atsakomybės neprisimti, nes aš jūsų pažįstu, ir iš viso aš ne kaunietis. Išvažiavau ir jūs net nežinot, kur mane rasti. Tai taip, mano vardas Vaidas, aš esu psichoterapeutas, esu kognityvinės elgesio terapijos konsultantas, dirbu Vilniuje privačiai, individualiai konsultuoju žmonės. Taip pat mane pažįsta kaip lektorių, dažniausiai tai yra šeimų, porų, vaikų auginimo klausimais kalbantį. Taip pat esu vaikų stovyklų vadovas. Dažniausiai aš dirbu su paaugliais stovyklose. Dirbu daug metų, dabar jau mažiau šiek tiek. Nu, amžius ne tas, kad su paaugliais ten iš paskos lakstyti. Iš pradžių jie iš paskos man lakstė, po to aš iš paskos, po to supratau, kad jau nebe. Pats savo šeimoje jau trečią paauglystę išgyvenu. Turiu menį vaikų paauglystę. Jo, ne savo asmeniškai, aš savo išgyvenu irgi turbūt, žmonos ypatingai išgyvenu paauglystę, karts nuo karto vis atsinaujinančią. Tai jūs esate čia, norit išgirsti apie paauglius, man kartais kyla toks klausimas, jūs buvot paaugliais iš vis, ko jūs nežinot, kas jums nesuprantama. Tiesiog prisiminkit, kas vyko su jumis, su jūsų vaikais vyksta tas pats. Viskas, galim baigti paskaitą, aš nežinau, ką daugiau pasakyti. Ko jūs neišmanot, ko jūs nesuprantat, kaip jūs jautėtės su savo tėvais, kaip jūs elgiatės, visa tai yra paauglystė, visa tai labai panašiai vyksta su jūsų vaikais. Ką jūs norit padaryti su savo paaugliais? Kokių jums reikia žinių? Kontroliuoti juos geriau, suvaldyti, motyvuoti, įnorinti, įgalinti, ką norit padaryti, ką dar norit, kokių dar intervencijų norite į savo paauglių gyvenimą išmokti. Na gerai, aš čia taip užsipuoliau jūs, bet man pikta kartais. Pikta, žinot dėl ko? Dėl jūsų atminties. Dėl mano paties atminties man pikta. Aš žinau, koks aš buvau paauglys, bet savo paaugliam neleisiu tokiais būti. Bet ar iš viso aš klausiau savo tėvų, kai jie man neleido būti savo toj paauglystėje. Tai dabar galvoju, nuo ko pradėti pasakoti apie tos dalykus, apie kuriuos jūs žinot, bet pamiršot. Gal pradėti nuo neuronų skaičiaus smegenyse, kiek tenais pas mus yra. Gal iš taip toli, iš biologijos, gal norit biologijos šiek tiek. Tai padės šiek tiek suprasti, kodėl tie mūsų vaikai štai tokie, vat kokie. Kodėl mes apskritai kaip žmonės, vat kokie. Kodėl mes reaguojam į paauglius tam tikrų būdų. Ar jūs žinot, kad tai, kaip jūs reaguojate į savo paauglius, tai susiję irgi yra su tuo, kokie įrašai jūsų smegenyse būdavo padaryti ankstyvoje jūsų pačių vaikystėje. Ne tik vaikystėje, žinoma. Čia žinot, čia kaip pas psichologus visada tas pats bajeris. Papasakok man apie savo vaikystę. Ten visos priežastys. Ir toksai klaikus anekdotas yra psichologų. Atėjo žmogus su skaudančia galva pas psichologą, o išėjo su neapykanta tėvams. Tai taip, aš tikrai nenorėčiau, kad taip ir atsitiktų. Bet apie vaikystę mes turim galvoti. Ir pasakysiu, kodėl. Naujagimio smegenyse yra apie 100 milijardų neuronų. Teko girdėti galbūt tokį skaičių. 100 milijardų. Ne taip ir mažai. Bet neuronai, žinot, tai čia, kaip sakyti, ne esmė. Esmė yra jungtys. Kiekvienas neuronas gali sukurti jungčių tūkstančius. Įsivaizduokit, 100 milijardų, dauginam iš tūkstančių ir ką mes gaunam, aš tų skaičių nepažįstu tikrai. Tai kaip kuriasi jungtys? Kažkas iš jūsų čia esančių manęs niekad nesat matę turbūt, ar ne? Galit kilstelėti ranką, kurie pirmą kartą mane mato? Tik tai pirmą kartą, ne kad gyvai, bet iš vis nei nuotraukos nematė, iš vis nematė, nei girdėjo. Oi, tik tai keli žmonės. Na gerai, įsivaizduokit dabar, jeigu aš išeičiau per duris ir vėl sugrįžčiau. Ar jūs atpažintumėt, kad aš čia tas pats, kuris prieš 10 sekundžių ką tik sėdėjo? Ar būtų taip, kas jis? Juk nebūtų taip turbūt, ar ne? Ką tai reiškia? Įsivaizduokit, tai reiškia, kad per akimirką, kai jūs mane pamatėt,
Per tą akimirką jūsų smegenys sukūrė neuroninės jungtis. Kitokiu atveju jūs negalėtumėt manęs grįžusio po 10 sekundžių atpažinti, suprantat? Tai yra jungtis. Reiškia, aš ateinu, jūsų smegenys nuskanuoja akių pagalba tą mano vaizdinį ir sako, aš jį žinau, čia tas, kuris va čia bairius skaldė prieš 15 sekundžių. Tai įsivaizduokit smegenis, kaip kuria tas jungtis? Mūsų vaikai auga terpiai tam tikroje artimoje. Tėvų, po to mokytojų, auklėtojų, brolių, seserų. Jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia būti šalia kažko tai su tokiomis imliomis smegenimis, 100 milijardų neuronų, tinklų nedaug, o kuriasi žaibiškai kiekvieną akimirką. Priėjo mama, vaikas jau kai fokusuoja žvilgsnį, jisai pamatė mamą, mamos veidą. Pirmą kartą sufokusavo, taip? Atpažino, užfiksavo. Mama prieina po minutės, vaikas jau šypsosi, jis jau atpažįsta. Ir įsivaizduokit, mama kažką tai švelniai sako, tėtis kažką švelniai sako, smegenyse įsirašė kažkas tai. Atėjo dar kartą, apkabino, paglostė, palėtė, paėmė ant rankų, nusišypsojo, dar kartą įsirašė to veido, kaip sakyti, pavydalai, tai reiškia veidas plus balsas plus kvapas plus ten kažkokie prisilietimai, taktilika, visa tai yra įrašai. Tai aš labai tokiam, paprastam primityviam tokiam pavyzdį parodžiau, kad šitie įrašai, jie tokie darosi irgi. Plus, kai vaikas jau pradeda suvokti, samprotauti, apmastyti, save kažkiek aplinką, tai yra tas vadinamasis jau kognityvinis savęs vertinimas, nors prieš tai yra tas vadinamasis afektyvusis, jis neapmastantis, jis nesamprotaujantis, jis yra fiksuojantis emocinį atsaką. Tai reiškia, ten tėtis priejo ir juokaudamas ten iššovė petardą 3 mėnesių kūdikiui palei nosį. Suprask, mes vyrai čia suprantam šitus bairius, taip? Greičiausiai vaikas jis nesupras grėsmės kaip po tokios, pavojaus kažkokio tai jausmo, bet smegenys reaguos labai instinktyviai ir reaguos kaip į stiprų labai garsą, kaip į pavojingą kažką tai pavojų kažkokį ir smegenys įsirašys. Nėra jokių verčių, jokių prasmių, jokių reikšmių, tiesiog yra įrašas smegenyse. Kažkas įvyko gąsdinančio, kai man buvo 3 mėnesiai. Triukšmas, šviesa, karštis, šaltis, alkis, šlapia, sausa, visi šitie dalykai kuria įrašus tam tikrus. Kokius įrašus, kokius tiksliai, kur jie nukeliaus, niekas iki galo dar iki šiol nežino. Bet yra įrašai, kurie yra apie saugumą, yra įrašai, kurie yra apie pavojų. Taip paprastai užfiksuokim. Tai tie pirmieji metai, pavyzdžiui, kai mes šnekam apie savivertę, gal teko kada girdėti, implicit self-esteem, yra tokia angliškas toksai terminas, vidinė, lietuviškai nežinau, kaip čia tiksliau būtų, vidinė savivertė. Jinai formuojasi iki verbalinėme amžiuje. Reiškia, pirmi metai yra labai reikšmingi savivertėjai, bet tai nesąmoningai, neįsisąmonintai savivertė. Čia ne ta savivertė, kurią mes lyginam kaip sinonimą su pasitikėjimu savimi. Mano, sako, žema savivertė, aš visiškai nepasitikiu savimi. Čia yra mišrainė. Čia yra balta mišrainė, va, šitas žodžių ir derinys, nepasitikiu savimi, mano žema savivertė, čia yra mišrainė balta, kalėdinė. Tai yra 2 skirtingos sąvokos, kurios reiškia absoliučiai skirtingus dalykus. Tai savivertė tikroji, ta vidinė savivertė, kuri pagrįsta yra saugumo jausmu, fundamentaliu, neįsisąmonintų saugumo jausmu, jinai formuojasi iki verbalinėme amžiuje. Dėl ko dažnai jūs girdite turbūt, kad pirmi metai kritiškai svarbus ten ir taip toliau, taip toliau. Tai ne šiaip savo. Po to, kai vaikas pradeda samprotauti, atsiranda jau ta išorinė savivertė, explicit self-esteem, tai reiškia, vaikas pradeda suprasti, kad žmonės kažką jam sako apie jį. Jis pradeda iš to, ką jam kiti žmonės sako apie jį, iš to formuoti savivaizdį, savęs vaizdą. Jis negali niekaip užginčyti to, kas jam yra apie jį sakoma, nes jis neturi tokios samprotavimo, kritinio mąstymo funkcijos. Kritinis mąstymas atmetantis kažkokias hipotezės priimantis ir tikrinantis, vaikas neturi šito. Jis yra egocentriškas, jis linijinio tokio mąstymo, galima sakyti, ir tai, kas jam sakoma yra, tas jam yra apie jį. Ir šitai formuojasi žmogaus savivaizdis. Ten daug sudėtingų dalykų yra apie išmoktą bejėgiškumą, apie orientaciją meistriškumą, akademinę savivertę aukštą ir taip toliau. Šitų dalykų mes labai neliesim, nes mums reikia greitai nukeliauti iki paauglystės. Bet aš noriu tik tai atkreipti jūsų dėmesį, kad
Jūs kaip tėveliai, jūs esate irgi rinkinys jūsų patirčių. Neišvengiamai tai, kokios jūsų patirtys, kaip jūs bendraujate, koks jūsų santykis su savimi, su pasauliu, kiek kokių turite baimių, nerimų, džiaugsmų ir apskritai kokia mąstysena jūsų, koks psichologinis jūsų profilis, su visu tuo bagažu jūs ateinate į santykį su vaiku. Jūs ateinate į santykį su vaiku. Tai reiškia, jūs vaiką auklėjate kažkuria prasme, kad čia tokia liūdna žinia, jūs vaiką auklėjate ne pagal vaiką, ne jam, ne jį auginate, kreipdami dėmesį į jį, jo prigimtį ir į jo natūrą, jūs auklėjate vaiką išskirtinai pagal subjektyvų savo suvokimą. Jūs neruošite vaiko gyvenimui. Čia tiesiog neišvengiama. Čia tiesiog, ar gerai ar blogai, nežinau, čia tiesiog reikia paliūdėti truputėlį ir viskas. Ir toliau tęsti tai. Kaip naudotis tuo? Jums kaip vaikui ar jums kaip tėčiui vaiko? Dabar kaip tėtis, kaip tuo naudotis. Žinot, orientacija iš savęs supratimo į vaiko, iš savęs subjektyvaus supratimo, ko reikia vaikui, į maksimaliai, kiek tai įmanoma yra objektyvų supratimo, ko reikia vaikui pačiam, tai labai nepigus triukas. Labai nepigus. Tai kad kiekvieną dieną jūs turite pažindinti su vaiku, o ne žinoti tiksliai, ko reikia vaiko. Jeigu jūs tik tai turite tokį pojūtį, kad aš tikrai žinau, kas mano vaikui geriausia, šakės jums. Oi, dėl šakės, nežinau, iškirpkit gal šitą, ne šakės. Tiesiog keblu, darosi keblu. Baisiausia, man pačiam baisiausia yra pagalvoti, kad aš žinau, ko reikia mano vaikui. Ir kad aš pasirūpinsiu savo vaikų geriausiu būdu, kokiu tik tai moku, neduok Dieve. Vaikas, bet koks išgirdęs, samprotaujantis, persižegnotų. Kai išgirsiu, kad tėveliai ruošiasi dabar iškrėsti kažką labai jam didingai gero. Pasirūpinti juo geriausiu būdu. Geriausiu būdu kam? Kieno tas būdas yra? Kieno jis patikrintas? Kokiais eksperimentais, studijomis patvirtintas? Na, aišku, čia šiek tiek šaržuoju. Bet noriu atkreipti dėmesį į tai, kad vaikas nėra baltas popieriaus lapas, į kurį galima kažką tai įrašyti ir įrašyti tai, ką mes norim, ką reikia ir tai veiks. Yra daug tikrai studijų, kurios kalba apie tai, kad vaikai selektyviai priima auklėjimą. Pavadinkim dabar tai auklėjimu. Selektyviai. Tai, kas vyksta šeimoje, kas vyksta vaiko aplinkoje, kai mes vaikui kažką sakom, bandom pamokyti, paaiškinti, bandom tą moralę kažkokią tai ugdyti, dorovingumą ir taip toliau, daug visokių dalykų. Vaikas atrodo girdi, mes net jo paklausim, ar tu girdėjai, sako girdėjau, bet kas liko jo smegenyse, tai jums nepavaldu. Vaikas selektyviai priima auklėjimą. Ir tėveliai kartais sako, juk aš tave netaip auklėjau. Žinot šitą nusivylimų kupiną tokį posakį, kad, bet netaip tave auklėjom, gali suprasti, kad tu negali tapti tokiu, nes mes tave visai kitokių kūrėm. Kaip gali būti taip, kad mes vienokių kūrėm, o kitokių tapo? Taip. Bet tai suprantama, tai yra žinoma psichologijos mokslui, vaikas selektyviai priima auklėjimą. Tai reiškia, yra kai kas vis tik tai yra nepavaldu auklėjimui, nepavaldu kažkokiai logikai, nepavaldu kažkokiem tai mums savaime suprantamiem dalykam, tai yra nepavaldu. Vaikas reiškia kažkaip tai jisai priims savaip kažką. Pamatysit, temperamentas lems, psichologinis portretas, tai kaip funkcionuoja smegenys. Mes negalim žinoti, pavyzdžiui, kaip mūsų vaiko smegenyse veikia biocheminiai procesai. Jie veikia neidentiškai, ne taip kaip jūsų. Pažiūrėkite, emocinė reguliacija. Kas yra emocinė reguliacija? Emocijos tai yra neuropeptidų, tokios cheminės medžiagos, išsiskirimas smegenyse. Skirtingos žmonių smegenyse skirtingas kiekis neuropeptidų išsiskiria tam tikros emocijos atveju. Skirtingas kiekis. Kaip jūs galite sureaguoti, pavyzdžiui, suvaldyti tai, kad vaikas, pavyzdžiui, pyksta jūsų manimų per stipriai. Ką galite jam pasakyti? Tu per stipriai pyksti? Pasakykite tai savo žmonai. Ir gaudykit, kas atskrenda. Tai taip paprasta, tu tiesiog nepyk tiek. Kam tiek daug liūdėti?
Iš kur tiek nusivylimų, iš kur tiek liūdėsio, iš kur tiek to, ar ano, ar pykčio, ar dar kažko tai. Tai priklauso dar ir nuo to, kaip funkcionuoja smegenys. Iš kur to aktyvumo tiek, hiperaktyvumas tas pats. Kas yra hiperaktyvumas? Tai yra dopamino dozės žymiai didesnės negu pas neurotipišką žmogų. Tai yra dopamino kaltė. Vaistai, čia ne apie tai, aišku, dabar neaktualu, bet vaistai skirti suvaldyti hiperaktyvumą yra dopamino inhibitoriai, tie slopintojai dopamino. Ką jūs galite padaryti su dopaminu smegenyse? Nieko. Bet galite pasakyti, galiu nusėdėti vietoj vieną kartą. Arba tenais, kai būna vaikas tenais eina už rankos, ten tėčio ar mamos, taip, ir mama arba tėtis visą laiką timčiojo vaiką. Gali eit normaliai. Žinot tą reiškinį? Normaliai eit gali, tai nurodymas vaikui. Kas tas normaliai yra? O vaikas negali normaliai, pas jį dopaminas ten, taškosi smegenyse. Tai į vaiką pažiūrėti skatinu truputėlį kaip į žmogų, kuris mums svetimas yra. Vaikai yra svetimi mums žmonės. Kaip jums tai? Mano kraujas, mano kūnas, išpyga taukuota, nei jūsų kraujas, nei kūnas. Žinot, kad kraujo grupė gali būti kita negu jūsų. Koks ten jūsų kraujas? Prie ko čia jūsų kraujas? Prašau? DNR genetika, taip, yra šito. Yra. Bet jis yra ir jūsų vyro, ir vyro senelio, ir vyro močiutės. Blemba, o kaip jų pretenzijos į jūsų vaiką? Tai? Nėra. Kiek ten tų kartų, žinot, genetikos mumise gali. Ten dar, žiūrėk, ir mamuto genetikos dar pas mus ras kokios nors. Nesgi kažkada valgė mamutą mūsų pro. Tai aš nesakau, kad vaikai svetimi žmonės, ta tiesioginė prasme, turiu omeny, kad pažiūrėti į vaiką kaip į atskirą asmenį, juk jūs įsivaizduokit, turbūt norėtumėt, kad jūsų vaikas, jisai ateityje būtų visiškai autonomiška asmenybė. Savitai mąstanti, suprantanti labai gerai save patį, kiek įmanoma daugiau atradusi unikalią savąją tą psichikos struktūrą, nekopijuojanti, neplagijuojanti, taip? Neatkartojanti kažkieno gyvenimus, kažkieno jausmus. Jūs norėtumėt kažko unikalaus. Tai kaip tada padaryti dabar, kai vaikui 11, 12, 13, 15, kad jis jau dabar galėtų turėti tą teisę, būti unikaliu žmogum? Unikaliai, pavyzdžiui, nuspręsti krauti iš indaplovės lėkštės ar ne. Vat kaip prie šitos vietos prieinam, iš karto baigėsi visi unikalumai. Sutinkant? Aš irgi už tai, kad ties šitą vietą apie unikalumą reikia kažkaip tai liautis kalbėti ir tiesiog tu turi krauti lėkštės ir viskas. Ja. Prašau? Indaplovė gali neištverti. Jinai turi savo instrukcijas. Nesu tikras, kaip jai ten sektųsi kūrybingas indų pakrovimas. Kas iš jūsų šeimoje krauna indaplovę? Vyras, žmona? Kieno šeimose būna vienas žmogus krauna indaplovę, nes jis kompetitingas. Yra tokių šeimų? Taip, yra. Pasitrauktų nemoki. Yra taip? Man patinka visai, nes nereikia nieko daryti. Sukrauk viską čia į krūvą, tik ne į indaplovę. Žinoma, gerai. Žinoma, kaip nori. Gerai, paauglystė. Ta ankstyvoji vaikystė su tais visais afektyviais ir kognityviniais savęs vertinimais ir taip toliau, jinai eina link 8, 9, 10 metų, kai vaikas pradeda jau suvokti save kaip atskirą asmenybę. Eina link brandos. Iš karto noriu atkreipti dėmesį brandos, ta riba fiziologinė brandos, turiu menį psichikos, gal ne, bet smegenų brandos riba yra ties 25 maždaug metais. Tai turėkite omeny, vaikui suėjo 18, iš jo pareikalauti kaip jūs suaugusio žmogaus, vargu ar galit. Nes smegenų žievė formuojasi iki 25-27 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, 27 metų žmogų galima jau būtų laikyti kaip susiformavusi, bet ne anksčiau. Kai mes 16-mečiui sakom pasirink, ką ten 10 klasėje, kaip ten profiliavimas, taip, pagal tai, ką tu ruošiesi daryti gyvenime ir jeigu jūs darot spaudimą paaugliui, kad tu ką dar nežinai, ką darysi, 16-mečiui, pavyzdžiui, nežinau, 10 klasė 16 metų, ne? 16. Jo. Tai jūs įsivaizduokit, vaikas, jisai neturi smegenų šitam atsakymui. Čia yra vaikų, aš nenoriu užgauti nieko.
Turi smegenų, bet neturi tinkamai funkcionuojančių. Tai reiškia, ties 20 metais baigėsi mielinizacijos procesas smegenyse. Jeigu kas prisimenat biologiją, kas tai yra, tai šitas procesas reikalingas, kad smegenys dirbtų maksimaliu pajėgumu ir galėtų jungti, tai pasakysiu, dabar truputėlį taip mistifikuotai, jungti praeitį, dabartį su ateitim. Reiškia, vaikas gali apmastyti savo praeities patirtį, įsivertinti savo dabarties momentą ir jau kurti perspektyvą. Tik tada, kai smegenys tą greitį maksimalų pasiekia, tai yra 20 metai. Apie pasirinkimą, ką veikti gyvenime, tai, žinot, paprasčiausi pasirinkimai tai yra kokie? Ką tau pasakysiu, tą ir veik. Arba kas apsimoka. Buvo laikmetis, kaip tai buvo vienintelis būdas pasirinkti gyvenimo kelią. Vienintelis būdas, nes nebuvo tokios opcijos, pagalvok, kam tu galbūt pašauktas esi gyvenime, kokia tavo misija, tokio žodžio misija žmogaus nebuvo. Buvo, žinot, kas tų senų laikų prisimena, tai buvo paskyrimas. Tai? Kur paskyrė, mokys vienam mieste, paskyrė kažkur dirbti iš vis kitam mieste. Va, kas yra misija tavo. Misija ateina laišku tavo. Tai? Dabar tu turi atrasti save. Kai žmonės, žinot, terapijoje sėdi ir sako, aš nerandu savęs. Žinau, kaip terapeutai elgesi. Čia irgi iš Bayerio, sako, štai jūs. Aš jūs radau. Žmonės galvoja, kad tyrinėdami save, jie turi atrasti kažką paslėpto. O žinot ką? Nėra nieko paslėpto. Jeigu tavo mintis nepajėgia išvažiuoti kažkiek toliau, negu dabar sukas tavo galvoje, tai ir esi tu. Tai esi tu. Bet, atimu viltį, jaučiu atimu viltį. Aš noriu pasakyti, kad kai žmogus sėdi ir neranda savęs, o su paaugliais, kai ateina momentas, tas, reiškia, toks 15, 16, 17 metų, kai vaikas, jisai nebe vaikas, bet jis dar ir nesuaugęs žmogus. Tai reiškia, įvyksta tas vadinamasis neuroninių tinklų genėjimas, gal teko jums girdėti, yra toks procesas, kuris karts nuo karto gyvenime įvyksta ir kartais įvyksta tokių netikėtų metų ir ne tik tai paauglystėj. Apie 40-uosius metus būna pikšt ir atsijungia jūsų kažkokie tai hobiai, veiklos, teko kristi kada į bedugnę, kai tiesiog atsikeli ir galvoji, nebegaliu būti tuo, ko buvau vakar. Tai žinokit, jūsų smegenys kažką atkirpo. Bet tai reikalinga, taip turi būti. Mes negalim būti visada tokie patys žmonės per visą gyvenimą. Tai paauglys jisai atkirpo didelę dalį savo vaikiškosios vaikiškosios dalies, o suaugusiosios dalies dar nėra. Ir vaikas sako, sėdi ir aš nežinau, kuo aš norėčiau būti, ką veikti, kaip daryti, su kuo, apie ką, aš savęs nepažįstu, dar kažką. Ir mes bandom ieškoti kartu su juo, atrasti save, atrasti tą, atrasti tą. Bet žinot, ko reikia? Iš išorės reikia žaliavos. O tai labai nepatinka būna paaugliam. Aš sakau, imk, perskaityk šitą knygą. Oi, ne, knygų aš nemėgsiu skaityti. Bet jis mėgsta savęs ieškoti. 30-mečiai mėgsta savęs ieškoti. 40-mečiai mėgsta savęs ieškoti. Imk, perskaityk šitą knygą. Paklausyk šito podcast'o. Ten nesąmonė šneka. Neturiu laiko. Reikia savęs ieškoti. Neįmanoma savęs surasti, nes mes ieškom tik tai tame, ką jau esam radę. Mūsų smegenys, jos tokios klastingos, jos sukuria tokią iliuziją, kad mes galim kažką tai atrasti, bet mes ieškom tam akvariume. Suprantat, esam akvariume ir akvariume yra kažkokios tai dujos, kurių prisikvėpavę, mes suprantam, kad yra kažkas dar tame akvariume, bet to, ką aš matau. Viską matau, kas jame yra, bet kažkas turi būti dar. Ir tokia iliuzija, jinai mus veda į aklavietę. Tai mūsų paaugliam, tiem patiem, kurie pirmą kartą patiria tą tokį vakumą, tą tokį kritimą į bedugnę, mes galim pasiūlyti kontaktuoti su aplinka, su žmonėmis, podcastas, knyga, tebūnie filmas, tebūnie serialas, tik tai ta medžiaga, ta žaliava, jinai turėtų būti nors kažkokią intelektinę įtampą kurianti. Tai nėra paprasti reelsai, tai nėra tiesiog tiktokinis kažkoks srautas filmukų 50 sekundžių. Per valandą, žinot, kiek galima tiktokinių filmukų pažiūrėti, tų trumpučių? Paskaičiuokit, kokią apkrovą gauna smegenys. 10 sekundžių, jeigu tai per minutę jau kiek filmukų? 6. Per valandą 360.
įprastai prie TikToko prisėdė, nesužiūrėjo laiko, praleidžia 2-3 valandas. 1000 filmukų. 1000. Ir smegenys nei į vieną iš tų filmukų neįsigilino. Tai reiškia, 3 valandas smegenys tiesiog košė kažką tai, bet stengiasi nieko neužfiksuoti. Tai nesiskaito. TikTok, šitie trumpučiai rilsai, jie nesiskaito. Bet jeigu vaikas jisai domisi, jeigu tai pasiseka, domisi istorija, mokslu, fizika, įvairiausiais dalykais, šiaip YouTube'as pilnas yra viso to. Tai yra intelektinė apkrova. Tai leidžia žmogui suprasti, kas jį domina, kas sudomino, kas jį gąsdina, kas jį pykdo. Emocijos parodo mūsų interesų lauką. Kai paauglys sako, aš nežinau gyvenime, kaip čia ką daryti, visiškai pasimetęs esu. Mano klausimai būna ganėtinai tokie nesudėtingi. Sakau, į ką reaguodamas labiausiai pyksti pastaruoju metu? Kas tave labiausiai liūdina? Kas tave labiausiai kas tave džiugina? Kas tau kelia baimę? Ir taip toliau, ir taip toliau. Kas tau šlikštu? Kas tau neramu? Einu per emocijas. Ir žinot ką? Žemėlapis pradeda dėliotis. Pykstu dėl to. Liūdna dėl šito. Ir tai yra tai, ką paauglys gali apie save sužinoti. Emocinis žemėlapis, jis parodo santykį su pasauliu. Gerai, einam per žmonės. Kokie žmonės tave supa? Sesė. Gerai, kokius jausmus pagrindė tu jauti santykėje su sesė? Ką tu apie ją galvoji? Kokios būna situacijos? Gerai, tėtis su tėčiu, mama su mama. Ir šitaip žmogus pradeda susirinkinėti save. Jis pradeda suprasti, koks tas santykis yra su kitais žmonėmis. Gerai, kokie įvykiai pasaulyje tave labiausiai domina? Apie ką tu žinai? Kuo tu domėjai, arba ką girdėjai? Viskas, ir šitaip vaikas po truputėlį renkasi, kas jisai yra. Nes jo domėjimasis aplinka, išorė ir jo tas emocinis santykis su aplinka ir yra kai kas apie jį. Ir tada vaikas pradeda pagaliau po truputėlį suprasti, kad jisai turi tą santykį su aplinka. Jis turi. Jau su ta aplinka, su kuria yra susidūręs, jis jau turi. Tai jau šioks toks žemėlapis jam. Tai paauglystėj ta dobė tokia, jinai apie 14 metų įvyksta dobė, kai žmogus išties, jis nebe vaikas, bet dar nesuaugęs, ir ta dobė ne šiaip savo, čia tyrimais ir studijomis yra atrasta, kad ties 14 metų paaugliai labiausiai depresyvūs yra, patys depresyviausi. Ir dažniau mergaitės negu berniukai. Dažniau mergaitės negu berniukai. Mergaičių branda lenkia berniukų brandą. Ir jeigu pasižiūrėti į 7 klasę, tai berniukai tai dar jie ten tokie daugiau mažiau trečiokai, o mergaitės jau 12 praktiškai. Tas skirtumas berniukam labai neįnauda, tarp kitko. Labai neįnauda. Nes į mergaitės kreipiamasi kaip į brandžias, kaip į jau galima diskutuoti, galima kalbėti, o berniukas įsižioja ir mes jam sakom, palauk. Jo. Tai labai sunkus metas berniukam. Labai sunkus metas. Kai berniukai su mergaitėmis vienoje klasėje, o pats ryškiausias yra tas brandos skirtumas. Berniukam labai neįsveikata. Kas darosi su berniukais? Jiems reikia kompensuoti tuos nuostolius, visokius savivertės. Ką jie daro? Kilnoja stogą. Nežinau, kaip dėl šito. Bet taip, jie įvairiausiais būdais bando kompensuoti. Kad tik tai nesijaustų pažeminti, kad nesijaustų bejėgiai, kad nesijaustų nurašyti. Jie ieško savo vertės ir ne visada randa teisingą, gerą kelią tai vertės susirinkti. Tai va, o paauglystė šiaip tai yra ne kas kita kaip politinės brandos pradžia. Nieko joje ten ypatingo nėra, tai paauglystė. Yra buvę anksčiau laikomasi tokio požiūrio, kad paauglystės audros yra reikalingos brandai. Tai reiškia, jeigu audros vyksta, tai reiškia tinkamas, teisingas virsmas įvyksta ir žmogus, kaip sakyti, jau, kaip iškepamas, kaip suaugęs žmogus, viskas gerai, jau nebrokuotas. Nieko panašaus, neturi jokios reikšmės. Tai audros nieko nereiškia. Tarp kitko, įdomus yra dalykas, kad paauglių elgesys komplikuojasi, koks įdomus dalykas, paauglių elgesys komplikuojasi dalinai ir dėl to, kad suaugę žmonės žiūri į paauglystę kaip į komplikuotą amžiaus tarpsnį. Ir eina suaugę žmonės dažniau į konfliktą su paaugliu, ne paauglys. Tiesiog, ką suaugę žmonės praleidžia šitoje vietoje, kad paauglys tai ne tas, kuris paklūsta, ne tas,
kuris gerbia savaime, aišku, kad reikia gerbti, nes čiagi mokytojas reikia gerbti. Paauglys, tai tas žmogus, kuris paklaus, o kodėl turėčiau? Aš savo 16-mečiui kažkada tai sakau, sūnau, būk geras, išneš, prašau, šiukšlės, tik prašymas. Ir jis man toks, kodėl turėčiau? O vat, pakalbėkim. Sakau, sūnau, dabar tikrai, man čia bulvės verda, pienas bėga, žinant. Būk geras, pasitarnauk man, tiesiog pagalbos reikia. O kodėl turėčiau? Ir mano atsakymas, spėkit, koks? Koks jūsų būtų atsakymas? Va taip va. Mano duona jėdi, darai, ką sakau. Va ir viskas. Va taip reikia elgtis su paaugliais. Suprantat? Griežtai paimi į kumštį ir... Aš savo sūnui, kai jisai sako, kodėl turėčiau, aš jam pasakiau, tu neturi. Čia nėra prievolės. Čia neįsakymas tau, čia nenurodymas. Aš tavęs prašau. Kaip kad paprašyčiau tavo brolio, paprašyčiau mamos galbūt, draugo, tai yra prašymas. Kodėl paauglys kelia šitą klausimą, kodėl turėtų? Nes jo ašis kaip autonomiškos asmenybės dar tik formuojasi ir jis nori patikrinti, kaip aplinkiniai priima tai, kad jis yra savistovis. Tai reiškia, ar aš vis dar privalau paklusti nurodymams, privalau paklusti įsakymams ar nebe. Ir tėveliai kartais jie būna užtrunka su įsakymais ir nurodymais. Ir gaunasi konfliktas. Vaikas ne dėl to, jisai neneša šiukšlių, čia šiukšlės, prie ko aš prisikabinau prie tų šiukšlių, ne dėl to jis neneša jų, kad mūsų negerbė, neklauso ir taip toliau. Tiesiog mes nepatvirtinom, kad jis gali tai padaryti laisvanoriškai ir kad tai nėra paliepimas. Bet yra vienas bet. Duodam vaikui nuspręsti, sakom, tai neprievolė, čia mano prašymas. Tai vaikas sako, tai aš galiu, reiškia, nevykdyti tavo prašymo. Žinoma, gali. O, tai gerai, tai aš tada nevykdau. Suprantat, spastai, tai mūsų pozityviosios tėvystės šitoje vietoje knyga baigėsi, viskas turinys, viršelis. Kas toliau? O toliau sekit anonsus. Keršyti? Būtina. Tai vadinama yra mainais. Kai mes mokom vaikus mainų, kerštas, aš šaržuoju, žinoma, ne apie kerštą čia yra apie mainus. Mes vaikus mokom mainų nuo pat mažumės. Tai reiškia ne tai, kad aš tave auginu, tu man skolingas. Ne. Tai reiškia, kad namuose yra daug įvairiausių darbų, daug įvairiausių rūpesčių. Ir tais rūpesčiais mes šeimoje dalinamės pagal kompetencijos lygį. Tau 3 metai, tavo kompetencijos lygis toksai, viskas, iš tavęs daug nereikalaujama. Tau 8, tavo kompetencijos lygis aukštesnis, tu didesnis, vyresnis. Ir kartais vaikai sako, kodėl tas mažas neturi taip daryti, kaip aš darau, kodėl aš privalau, jam nereikia. Mes sakom, jis mažesnis, jis mažiau geba, mažiau moka, o tu daugiau gebi, daugiau moki, mes daugiau tavim pasitikim. Tai, kad tu darai daugiau už jį, tai yra garbė, o ne negarbė. Kaip kad vaikai galvoja dažniausiai, kad negarbė yra daryti. Sutinkat turbūt. Ja, nes kai mes jų paprašom, o kodėl aš turiu daryti, kodėl ne jisai, o kodėl? Atsakymas dažniausiai tas pats. Tiesiog aš prašau tavęs. Tai reiškia, kad aš į tave pažiūrėjau, manau, kad tu gali man padėti, aš dabar pasitikiu tavim. Rodau tau pasitikėjimą tiesiog ir viskas. Ką vaikams reikėtų akcentuoti nuolat, kad tai, kad aš prašau tavęs kažką padaryti, nėra išnaudojimas. Tai nėra dėl to, kad aš tau paliepiau. Tai yra dėl to, kad man su tavimi dabar mano manimu, pats geriausias mainas galėtų įvykti. Tai reiškia, man reikia pagalbos, aš skutu bulvės, tavęs prašau išneši šiukšlės. Tiesiog aš skutu bulvės prisimink, kas jas valgys. Jeigu jau taip reikia priminti. Mums reikalingas mainas šioks toks. Aš skutu, darau valgyti, tu išneši šiukšlės. Neneši, jas negauni. Viskas. Čia, atsiprašau. Jūs turbūt pagaunat humorą visi? Kas iš jūsų galvojat, šitas, tai iš vis, vaikų teisėm priduot reikia. Nepagalvojat niekas? Gerai. Jau jūs įtarinėjat, kad aš esu abuseris savo šeimoje. Tai. Nerasit mano vaiko, aš įslapstis esu. Laikau Rusį. Tai paauglystė yra tas metas, kai keičiasi funkcionalumas smegenų apie 80%. Tai reiškia, mes nebegalim žiūrėti kaip į vaikus. Mes turim užaugti kartu su vaikais. Mes negalim su jais bendrauti taip pat, kaip bendravom. Tai reiškia, kad į juos mes turėtume kreipti, žiūrėti labiau kaip į suaugusius žmonės.
Bet, kaip į suaugusius, bet jie nėra suaugę žmonės. Tai reiškia, atsakomybės našta visiškai negali būti perduota jiems kaip visiška, pats spręsk, reiškia, kada grįžt namo, pats spręsk, ruošt pamokas, neruošt, pats spręsk, eiti į mokyklą ar ne. Ne, greičiausiai, toj vietoj bus padaryta klaidų. Kodėl? Todėl, kad žmogaus smegenys nėra susiformavusios ir jos negali žvelgti taip gerai į perspektyvą, kaip galim mes. Pamenat, melinizacijos procesas apie 20 metų. Vaikas 14 metų, ką jis pasakys? Man to nereikės, ko aš mokausi mokykloje. Ką jisai žino, ko jam reikės, ko nereikės? Iš kur jisai žino? Kažkur žiūrėjo YouTube, jam susiformavo kažkokia tai iliuzija, ką jis galėtų gyvenime veikti, bet jis negali kritiškai to įvertinti. Dėl to mes sakom, reikės, nereikės, bet einam ruošt pamokas. Vaikam labai sunku pasakyti, kodėl jie turi mokytis. Dabar šiais laikais turiu omeny, labai sunku. Dalinai tai yra priežastis to informacinio srauto, kuriame jie dalyvauja. Ten yra gyvas velnias visokio neteisingų požiūrių, neteisingų diskursų ir tikrai daug to maišto skatinama yra. Koks tikslas to, aš nežinau. Didžiąją dalimi tai yra per šitą aštrų kampą surenkama tų youtuberių auditorija tiesiog, ir viskas. O mūsų vaikai galvoja, kad čia yra tai, ko reikia laikytis, ko reikia žavėtis, domėtis ir priimti kaip autoritetą. Mūsų vaikai yra tam lauke informaciniam, jūs negalite to ignoruoti. Nežiūrint to. Vaikas paauglėja, ko vaikai nori. Ko paaugliai nori, kaip stovyklose, pavyzdžiui, arba konsultacijose, ką jie sako. Jie nori elementarios pagarbos. Jie nenori, kad į juos žiūrėtų kaip į vaikus. Jie nenori, kad jiems kaip kvailiams kartotų tą patį, per tą patį. Nėra vaikai jums sakė, mama, tu jau sakei tai. Yra tai buvę. Arba tėti, tu kartojas, tu jau sakei. Aš savo vaikus taip išsitreniravau, atsiprašau už žodį, mano du jau suaugę yra, vienas tik paaugliukas. Tai man užtenka antrą kartą tą patį pasakyti, sako, tėti, tai jau antras kartas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, ką aš netikiu, kad vaikas iš pirmo karto mane išgirsta, kad jis supranta, ką aš sakau, kodėl aš kartoju jam, kodėl aš laikau jį kvailiu. Bet kodėl aš kartoju? Aš žinau, kodėl kartoju, nes jis nedaro taip, kaip aš sakau. Kartojimų pagrindinė funkcija yra, kada pagaliau darysi, kaip aš sakau. Paskaitai šiandien knygą? Neskaičiau. Taigi kiek kartų jau šnekėjom, kad reikia skaityti? Jau sakėjai man. Tai kodėl neskaitai? Žiūrėkit, kokia idėja. Kadangi aš sakau, kad reikia skaityti knygą, o tu vis dar neskaitai. Tai reiškia, jeigu aš taip sakau, reikia skaityti, o tu neskaitai. Reiškia, aš kartosiu vėl ir vėl. O kodėlgi mums nepasidomėjus? O gal žmogus yra neskaitytojas? Kas iš jūsų mėgstat skaityti knygas? Kas nemėgstat skaityti gal? Neišsiduosit, aišku, tokie, kaip aš dabar nemėgstu skaityti. Yra žmonių, kurie nemėgo vaikystėje skaityti knygų, bet po 20 išėję iš mokyklos atrado knygas. Yra tokių žmonių labai daug. Iš ties knygos yra geras dalykas, labai mankština smegenis, bet aš labai gerai žinau, kad yra žmonių, ir čia TikTokas nieko dėtas, tarp kitko, yra žmonių, kurie negali skaityti knygų. Tiesiog tai neveikia taip. Knyga tai yra tekstas, kurį reikia paversti vaizdiniais. Įsivaizduokit žmogų, kurio smegenys neverčia teksto vaizdiniais. Ką jis daro? Jis lygiai taip pat sėkmingai tualetinį popierių skaityti galėtų. Raštus. Va tiek pat jam emocijų sukelia. Sprendant. O mes sakom, tai kaip, tai raitelis be galvos, taigi čia, ojei, kaip jūs įsivaizduoji tas stepes, ten įsivaizduoji tas prerijas, skaitėt kas nors raitelį be galvos. Tai užteko vaizduotės pamatyti tos vaizdinius. O įsivaizduokit žmogų, kurios smegenys nekuria vaizdo. Joja, ten arklys, sėdi bičas, galvos nėra. So what? Pavyzdžiui, terapijoje, kai susitinkam žmonės, kurie nekuria vaizdinių, nepajėgia vaizduotėje kurti vaizdinių, pavyzdžiui, su jais neįmanomas yra vaizdinės technikos, vaizduotės technikos. Žinot, turbūt terapijoje, kognityvistai naudoja ypatingai vaizduotės technikas. Su šitais žmonėmis tai neveikia, nes jie negali sukurti vaizdo. Tai ir viskas. O jų knygų skaitimas, kaip jis atrodo, tiesiog kaip tekstas kažkoks laikraštyje apie nieką. Skelbimai. Parduodu padangas, va tiek emocijų. Tai nesakau, kad štai išsiaiškinau, kodėl nereikia skaityti knygų. Šiaip gal tie žmonės gali klausytis daug. Yra žmonių, kurie neskaito knygų, bet jie daug klausosi. Podcastai.
istoriniai podcastai, dar kažkas, tai labai daug to yra. Jeigu vaikas jūsų neskaito knygų, paklauskite, gal jis kažką klausosi, kažko klausosi. Jeigu jis iš vis nori su jumis dalintis, ko jis klausosi. Nes paaugliai iš tiesų, jie prašo daugiau autonomijos, jie nebenori su mumis dalintis, bendrauti. Atkreipkite dėmesį, jie darosi tokie atžagarūs, šalti, šiurkštus. Ir funkcija vienintelė šito yra. Vienintelė. Tai yra nesusitapatinti, jokiais būdais nesusitapatinti su jumis. Jokiais būdais. Netapt kaip jūs. Kodėl? Todėl, kad, tuoj pasakysiu, Rodžersas, man atrodo, toks vienas iš individualiosios psichologijos, man atrodo, korifėjų, jisai pirmas aprašė tokį scenarijų, kai vaikai augdami, bręsdami, kai jie konformistiškai, prisitaikėliškai gal nepavadinsiu, bet prisitaikančiai periminėja elgesio modelius, požiūrius, mąstyseną iš savo globėjų, tėvų, aplinkinių, mokytojų. Jis atrado, kad tokie žmonės suaugę, jie dažnai būna gynybiški, jų potencialas kūrybinis negali reikštis kažkodėl tai. Žinot kodėl? O todėl, kad kūryba tai yra kūrimas iš vidinių kažkokių tai resursų ir kūryba niekada nesusijusi yra su kopijavimu. O kai žmogus eina kažkieno tai svetimų keliu, tai reiškia savo identitetą formuoja pagal kažkokį paveldėjimo principą. Toks žmogus negali būti kūrybiškas. Nes jis išmokytas arba išmokęs yra kopijuoti, reiškia, jis nedrįs niekada kurti, jis sakys, pasakykit man, kaip reikia daryti, bet jis neišdrįs daryti kažkaip savaip. Tai neatsiskyrę, nesusiformavę savo nuosavo tapatumo žmonės, jie turi, nelabai nesinori man tų tokių žodžių prišaudyti, kurie tokią reikšmę neša sunkia, tokį komplikuotą gyvenimą turi. Kaip aš minėjau, jie gynybiški, jiems sunku yra pakelti stresą, jie ieškantis yra struktūros, ieškantis nurodymo taisyklės, jiems reikalingas nuolat reikalingas žemėlapis yra. Jie nemoka piešti savo žemėlapio gyvenimo, jiems reikalingas nupieštas žemėlapis. Jie ateina į teritoriją ir sako, duokit žemėlapį, aš negaliu eiti be jo. O kitas ateina, nieko, pereisim, tada nupiešim žemėlapį. Tai, čia taip, kaip pavyzdys. Tai žmonės, kurie, vaikai, paaugliai, kurie maištingi kartais, jie nebūtinai paauglystė yra maištinga. Bet jeigu yra maištingi, atsitraukiantis, reiškia, kartais paminantis tradicijas, paminantis kažkokias tai tėvų nuostatas, įsivaizdavimus, apskritai konstrukciją, kaip reikia gyventi, paminantis tokie žmonės, kaip taisyklė, jų savastis susiformuoja sveika, autonomiška savastis. Tai yra tas stuburas, vadinamas psichologinis savasties stuburas. Reiškia, žmogus, jis yra autentiškas. Jis yra savo minčių, savo jausmų šeimininkas, nes jis žino, kad tai, ką jis jaučia, priklauso jam. Tai yra niekino kito. Labai nedaug tokių žmonių, kurie ryškiai susiformavusi savastim. Dažniausiai mes jaučiam tai, ko išmokė mus jausti. Mes reaguojam į dalykus taip, kaip mus išmokė. Išmokė tėtis, išmokė mama, tarpusavio santykių kartais išmokė mus. Prisimenu tos neuronus, kurie jungiasi į jungtis. Taigi vienas pirmasis tėvų konfliktas, kurį vaikas pamatė, iš karto atsižymi smegenyse kaip modelis tam tikras. Antrą kartą, trečią kartą, viskas, tai yra sistema. Tai yra sistema. Ir labai tikėtina, kad ta sistema persikels į to žmogaus asmeninį gyvenimą. Labai dažnai, iš ties, kai dirbu su poromis, aš klausiu, kad truputėlį papasakotų apie be neapykantos tėvams, tiesiog, kad papasakotų, kokia buvo mama, koks buvo tėtis, kokie jų buvo santykiai tarpusavio. Ir žinot ką, labai dažnai pasitvirtina tas pats. Jie atsineša į dabartinius santykius, nors tai yra 30 metų senumo patirtis, 40 metų senumo patirtis. Jie atsineša į dabartinius santykius. Reaguoja labai panašiai, užfiksuoja raktinius žodžius, trigerius tuos vadinamuosius, labai panašiai, labai panašu į tai, ką matė vaikystėje.
Tai yra tie įrašai. Tai mūsų paauglys pilnas įrašų irgi. Pavyzdžiui, toks dalykas. Tėtis, mama, kaip jie veikia gyvenime, kiek jūs turite entuzijazmo, kiek jūs turite energijos, kabintis į gyvenimą, kiek jūs kūrybiški, jūsgi visą laiką tai deklaruojate, jūs ten nuo ryto iki vakaro, valydamėsi dantis, jūs netgi arba charizmatiškai jūs valotės, ar valotės nuobodžiai, kaip koks begemotas. Vaikui tai visada yra informatyvu, kaip mano tėvai veikia gyvenime, ar jie nutraukti, daužti, ar jie tokie, kaip sakyt, su prosu, pervažiuoti ir, atsiprašau, čia nei vienas šitas netinka jums. Tiesiog, aš tiesiog, kodėl aš darau taip, aš truputį aštriau kalbu, kad sukelti emociją, nes turbūt žinot, kad emocijos viena iš funkcijų yra įtvirtinti atmintį. Tai tiesiog aštriau pasakyti mano žodžiai ir po to teiginys ir po to vėl emocija, suprantat, kad jūs prisiminsit labai ilgai tai. Labai ilgai. Taip veikia emocija. Tai vaikai mato tai, kaip mes veikiam gyvenime. Ir jeigu mes vaikui sakom, tu turėsi pasirūpinti savo gyvenimu, paimti rankas, šeimininkauti savo gyvenime ir taip toliau, o pats aš ne šeimininkas gyvenime. Tai žinot, į ką vaikas reaguos? Ne į tai, ką jūs sakot. Vaikas iš vis nereaguos į tai, ką sakot, bet jo smegenys gyvenime darys sprendimus, pasirinkimus pagal tai, ką matė. Vaikas net neįsisąmonins, kodėl jis vienaip ar kitaip sprendžia, vienaip ar kitaip renkasi. Bet jos smegenys, jos turi žaliavos tam tikros, iš aplinkos, iš tėčio, iš mamos, tarp kitko, tėčio ir mamos santykiai tarpusavio. Tai irgi yra ta žaliava, kur yra smegenyse. Ir kai žmogus užauga, jisai išeina, jis sukuria savo santykius, jos smegenys gali operuoti tik tuo, ką jos turi viduje. Nebent, kaip aš ir minėjau, naujos žaliavos. Įsileidžiam knygų, podcastų, paskaitų, konsultacijų, nežinau ko ten. Tada jau mes galim persiformuoti save, perauklėti save. Perauklėti save anksčiau 30 metų greičiausiai nepavyks jūsų vaikams. Jie greičiausiai eis tais bėgiais, kurie pakloti jūsų pačių yra. Jūsų pačių auklėjimo bėgiais. Jau įdomus dalykas, mes kai auklėjam vaikus, mes ruošiam juos gyvenimui, ruošiam gražiausiai ateičiai jų, bet ką mes žinom apie jų ateitį? Ką jūsų tėveliai, gyvi ar jau amžinatilsi, ką jie žinojo apie jūsų ateitį? Jūs kaip dabar gyvenate, ar jūs taip gyvenate, kaip gyvenate dėl to, kad jūs tėvai taip paruošė? Kiek dabartinio jūsų gyvenimo, to rezultato jūs atiduotumėte tėvams? Kad tai jų įtaka procentais. Ne, taip nėra, gal. Vis tiek išmokė ačiū sakyti, pavyzdžiui, kaip minimum. 50. Ir taip ir ne. Taip, tai reiškia, yra įrašai ir jūs negalite toli nuo jų pabėgti. Tie įrašai, kurie buvo padaryti ankstyvoje vaikystėje, jie padaryti ir jūsų paauglių galvose. Tie įrašai, jie yra atsakingi už mūsų automatinės reakcijas. Tai reiškia, tai kaip jūs sutikę žmogų, reaguojate jo pasakytą žodį, kažkokį tekstą arba sutuoktinio savo kažkokį žodį, jūsų vaiko pasakytą žodį, atkreipkite dėmesį, kokiu greičiu jūs reaguojat. Ar reaguojat iškart? Tik vaikas pasakė ir jūs, ką? Kaip tu drįsi su manim kalbėti? Jeigu nėra jokios pauzės. Reiškia, jūs reaguojat konceptualiai. Tai reiškia, jūsų smegenys atpažįsta kažką, ką seniai savo smegenyse turi įsirašiusios ir jos net nesvarsto, ar šita reakcija yra adekvati ar ne. Dėl to mūsų reakcijų labai daug yra neadekvačių. Tėvų įtaka maksimali. Procentais nepasakysiu iš tiesų. Mes kaip tėvai, pamenat, aš sakiau, kad vaikas atsineša kai ką savo, tai kaip funkcionuoja jo smegenys, selektyviai priima tą auklėjimą, tai niekas negali žinoti selektyviai, kiek selektyviai, bet mes vaikams sudedam tuos trigerius. Mes, jeigu vaikui pasakėm, žeminantį kažkokį tai žodį, tai vaikas įsiskaudino, įsižeidė, ką daro psichika, jinai mokosi vengti to. Taip? Pavyzdžiui, duosiu tokį pavyzdį, kaip veikia susiformavusios schemos. Čia apie schemas truputėlį papasakosiu. Vaikas parnešė dvejetą, tai, ir vaikas sako, aš gavau dvejetą, iš istorijos gavau dvejetą. Ir dabar
tėvelių reakcija. Labai svarbi, kokia bus tėvelių reakcija. Jeigu tėvelių reakcija, kokia nors nemiela, negraži, nefaina, nežinau, ten kažkokia žeminanti ar tenais, tai su tavo buka galva ten daugiau ir negausi, nežinau, čia negaliu sukurti, nes neturiu repertuaro visiškai. Gal galit kas nors pasakyti, bet jūs neišsiduositgi. Tai va ta nemiela reakcija, jinai vaikui sukelia skausmą. Kančią, skausmą, diskomfortą, emocinį diskomfortą, nes pažeminimas, kažkoksai nurašymas, sumenkinimas visą laiką sukuria didelį diskomfortą. Bet mažas vaikas jis negali apsiginti, jis negali pasakyti, tėti, pala, stop, tu peržengi ribas. Tai, jeigu taip pasakytų, tai tėtis ten iškart ir nuvirstų turbūt. Jis įsiskaudina, galbūt jis apsiverkia, galbūt jis nieko nesako, nes mes dar su grėsmingu balsu kažkokiu iš jėgos pozicijos ir dažniausiai mes matom vaiką susikaušiusi, galbūt susigūžusi, gal tylinti, gal tyliai verkianti, ką mes reaguojam vėl, tai čia dar žliumsi dabar, dvejetą gavo ir žliumbė darsi. Aš sakau, čia netikra istorija, bet tiesiog aštrinu, irgi nenoriu išsiduoti, suprantat. Vaikas, jisai šitą skausmą užfiksavo, jos smegenys užfiksavo ir ką smegenys darys sekančių žingsnių? Jos labai greitai formuos modelį elgesio, kad tai nepasikartotų. Taip? Ir kas atsitinka? Gavo vėl dvejetą, neša namo, ką vaikas daro? Pradeda slėpti. Šitas vaikas užaugo. Jam jau 25, gerai, 30, 35, nesvarbu. Pareina suaugęs vyriškis namo, dvejeto jau nebegavo, bet kažkas nepavyko, kažkas nenusisekė. Jis pareina namo ir, kas ten tuose namuose, žmona sureaguoja į tą jo nesėkmę, labai panašiom intonacijom, žodžiais, su tokiu pačiu kažkokia tai panieka. Kažkas tame tokio yra, ką vyro smegenys atpažįsta, nes tai buvo. Tik tai sakydavo anksčiau, tai mama, o dabar sako, tai žmona. Ir kas šitoje vietoje atsitiks? Vyras žaibiškai reaguos į tai ir labai aštriai. Labai aštriai, kaip į žaidimą, kaip į didžiulį žaidimą. Bet, ką noriu pasakyti, jis reaguos ne į žmonos įžeidimą tiesiogiai. Jis reaguos lyg žmona, tai yra jo mama, su kuria tas modelis yra susiformavęs. Tai reiškia, kai žmonės pykstasi tarpusavyje, jie pykstasi ne vienas su kitu, jie pykstasi su įvairiausių žmonių, sukėlusių jiems skausmą pavidalais savo galvose. Spėjat paskui mintį? Jūs nesipykstat su kitu žmogum. Žiūrėt į žmoną, nekenčiat jos, bet psichologai pasakys, Dieve, nenoriu taip daryti, bet greičiausiai pykstat ne ant žmonos. Visaip gali būti. Už dvejetą. Ką jisai kuria? Kokią seką, kokį modelį kuria? Atlygį už nesėkmės? Arba čia labai subtilus sarkazmas, bet toks subtilus, kad net nesvarbu koks, tiesiog valgai tortą ir viskas. Ar... Gal ne už dvejetą perka, gal už, nežinau. Tai čia bausmė. Jo, bet ką aš noriu pasakyti? Kai vaikai automatiškai reaguoja į jūs, pažiūrėkit, jūs kažką pasakot, vaikai žaibiškai reaguoja į jūs, taip? Nesusimastydami. Reiškia, jūsų žodžiuose jie girdi kažką tai, kažką skausmingo. Suprantat? Reiškia, kažkas yra girdėto, kažkas yra patirto, į ką jie dabar vėl išgirdė, vėl reaguoja, jau gynybiškai. Paauglys gynybiškesnis yra žymiai negu vaikas. Žymiai.
Vaikas, koks įdomus dalykas, į vaiką, mažesnį vaiką, ten 6-7 metai, pavyzdžiui, jūs kažkaip tai kreipėtės į jį, jis labiau bus slopinantis save, toksai, kaip sakyti, jis gali atsikalbinėti, ten kažkaip tai negražiai, dar kažkaip tai, bet tos schemos, tie modeliai taip neveikia stipriai, bet paauglys, jos smegenys visai kitaip reaguoja. Tai yra asociatyviosios smegenys, jau yra aktyvios, jos jau visiškai kitaip reaguoja. Jos fiksuoja ženklus ir iš karto duoda atgal gynybinę reakciją. Ir jeigu pasikartoja nepagarba 5, 7, 97 kartą, menkiausias žodelis, net jeigu jūs neturit jokio ketinimo kažkokio tai, jūs tik tai vardu pašaukėt vaiką, pažiūrėkit, kaip jis reaguoja. Būna taip, kad jūs vardu pašaukėt vaikas, jau kas vėl? Ten tipo kažkaip. Būna šitaip. Ką tai reiškia? Įsivaizduojat, ką tai gali reikšti? Jo vardas, jo smegenys yra sąsajoj su kažkokia ten pelkė, nežinau kokia jo galvoj,